Žinot, man, kai aš perskaičiau Barbarus, tai yra tokia knyga, apie kurią gali pasakyti vienu tik sakiniu, taip, šedevro etalonas. Ir daugiau nieko. Ir žinot, kai yra šedevras, tai ką pasakysi apie šedevrą? Šedevras yra šedevras. Aš manau, kad verti jį ir kažkaip, viskas sutelkta. Man dar labai be galo patiko, kad jis toks trumputis ir toks stulbinamai trumpame tekste tiek daug pasakyta apie žmogaus taurumą, apie žmogaus ydas, apie tai, kas yra. Tarp kitko, man tai yra romanas, jeigu mes labai dažnai vartojam žodį barbaras, bet kiekvienas skirtingą turinį jį sudeda, bet niekas neįsigilina į jį. Aš manau, kad knyga atskleidžia pačią esmę, barbaro sąvokos esmę. Iš kitos pusės man be galo patiko traukė tas sąšauka kultūrų, nes barbarai yra tarsi dviejų rašytojų dialogas, tarsi Kucės dialogas su Kavafiu. Tai yra atsakymas į jo eilėraštį belaukiant barbarų. Reiškia, eilėraščio ir romano sąšauka. Genialaus poeto ir genialaus rašytojo dialogas, toks kūrybinis. Man tai yra toks tiesiog kalbėjimasis laike ir erdvėje dviejų rašytojų yra be galo gražu ir taip, nežinau ką daugiau pasakyti. Aš tiesiog noriu pasakyti, kad tai yra tobulas kūrinys, kuriame nėra prie ko prikipti. Tu darai ir tu kažkaip tai tave įstraukia, traukia ir tu darai tarsi kažkokiam tai transe į jį pasinėręs. Taip ir viskas plaukia ir išplaukia į pabaigą. Ir tai yra tiesiog, žinot, kaip geriesi kažkokiu tai muzikos kūrinį, ar kaip geriesi kokiu nors paveikslu, kur žiūri, miela, traukia, nenori atsitraukti, bet pasakyti, ką nelabai žinau. Žodžiu, jis atliepia visoms jūslėms, visoms pajautoms. Taip man yra barbarų belaukiant. Ką dabar verčiate ir apskritai, kaip jums sekasi, gal ne tas žodis, bet kaip jūs perinat nuo vieno autoriaus prie kito, o dar daugiau, kad jūs perinat ir nuo vienos kalbos prie kitos. Čia aš kaip pasižiūrėjau į bibliografiją, tai tarkim pastaraisiais metais lyg tai dėsningumas toks, kad vienais metais išeina 2 knygos iš anglų kalbos, kitais metais 2 knygos iš prancūzų kalbos. Kaip čia nutinka taip įdomiai? Čia kažkokiu, aš nežinau, dėsningumo nėra. Aš perskaitau knygą, kuri man patinka ir aš žodžiu, nuo kalbos visiškai nepriklauso. Jeigu aš randu autorių, kuris man griebia už širdies ir aš jį noriu išversti. Bet lygiai taip pat buvo, aš negaliu pasigirti, man truputėlį nesmagu sakyti šitą dalyką, aš negaliu pasigirti, kad gerai moku italų kalbą. Bet 2 knygas, kurias aš išverčiau iš italų kalbos, aš be galo norėjau jas išversti dėl to, kad tai man jos atrodė labai daug pasakančios. Aš verčiu ne iš kalbos, o aš verčiu rašytoją ir tai, ką jis nori pasakyti. Jeigu surandu rašytoją, kokia kalba jis bebūtų parašytas, man nėra taip, kad dabar aš versiu iš anglų, dabar aš iš prancūzų. Ne. Jeigu aš mokėčiau kokią nors arabų kalbą ir ten atraščiau, ką lygiai tas pats būtų, bet dėja, moku tas 2 kalbas ir 2 skaitau ir tada ieškau, kas man arčiausia širdies. O dabar aš verčiu Margaritos Diuras vieną iš pirmųjų. Praktiškai pirmąjį romaną, kuris ją išgarsino, Užtvanka prie Ramiojo vandenyno. Šiemet jos yra 100-metis ir rašytojų sąjungos leidykla užsakė man tą vertimą. Margarita Diuras irgi yra tokia labai kontroversiška rašytoja, bet labai autentiška, labai netikėta. Viena iš nedaugelio 20 amžiaus rašytojų, kurie irgi pakeitė truputį tėkmę prancūzų literatūros. Įdomu ją versti, ją žymiai lengviau versti negu Faulknerį. Aš nežinau, bent tą romaną, kurią aš dabar verčiu, aš dar turėsiu išversti kitą jos tokį esė rinkinėlį nedidelį, kurį rašo, jis vadinasi tiesiog rašyti. Esė apie tai, ką jai reiškia rašyti, ką jai reiškia kūryba ir toks irgi labai emocionalus. Įsivaizduoju, kad jį bus labai sunku išversti, nes ten labai daug ir širdies, ir jausmų, ir visko sudėta, ir labai autentiškai viskas tas pasakyta. Tai nežinau, kaip seksis, bet tai yra rašytoja, kuri tikrai verta dėmesio irgi. Na, dar truputėlį apie tas vertimo subtilybės labai norėjau jūsų paklausti. Turbūt čia toks trafaretiškas yra pasakymas, kad vienas kraštutinumas turbūt pažodinis vertimas, kitas, kai vertėjas verčia mintį, atitoldamas nuo to pažodiškumo, paskui, kas kalba moka, kas skaitė originalą,
originalą paskaitė, sako, ojei, koksai čia vertimas, net kai kas praleista. Kokios metodikos ir taktikos laikotės jūs? Gal turite savo postulatus tiesiog? Žinot, aš norėčiau būti pažodinė vertėja, jeigu tai būtų įmanoma. Tai būtų mano idealas. Būti pažodinė vertėjai, bet kadangi kalbos taip skiriasi, kad to padaryti negali, tai va tu ir taikaisi prie kalbos, ne prie savęs, taikaisi prie kalbos, bet pirmoji vietoje visuomet yra rašytojas, kurį tu verti ir tam, kad, pavyzdžiui, Faulkneris skirtųsi nuo kokio Caldwello ar Hemingwayaus ar Dos Pasoso ar kokio kito amerikiečio rašytojo, vis tiek turi stengtis išlaikyti tą jo ne tik frazę, ne tik balso toną, bet ir žodinę sandarą, turbūt sakinę. Aš net nežinau, kaip pasakyti, man žodžiai labai svarbu, aš labai tiksliai, aš labai stengiuosi labai netitolt nuo žodžio prasmės, kartais lietuviškais atrodo visiškai niekam tinkantis ir iškrintantis iš konteksto, bet aš atsimenu, kai aš verčiau Beketo trilogiją, tai ten buvo absoliučiai neįmanoma nieko nuo savęs pridėti. Absoliučiai, ne 0,5% negalėjai. Buvo labai kartais, jis rašė prancūziškai tą savo trilogiją. Kai man reikėjo pasiaiškinti kartais, ką jis čia norėjo pasakyti, aš turėjau prieš nosį visuomet jo paties angliškus vertimus savo tos trilogijos. Pirmas ne jo, bet antras ir trečias tomas buvo jo. Kartais, kai būna, kažkas, žinot, prancūziškai vienai pasakysi, angliškai kitaip. Ir prancūziškai man nebuvo neaišku, ką jis čia norėjo pasakyti. Ir aš pasitikslindavau angliškai. Ir Beketas man parodė, kaip svarbu yra, aš pavadinčiau tai pažodiniu vertimu. Žodžiu, aš niekada neleidžiu savo. Ir man nepatinka skaityti vertimus. Yra tokie, žinot, būna tokie labai gražbiliauti mėgstantis vertėjai, parodyti savo tą technikos galimybės, bet man niekada neįdomu techniniai tie viražai visi. Arba dar yra vertėjai, man tas nepatinka, nors jie yra už tai giriami, už išradingą kalbą ir retų žodžių visokių panaudojimą. Žodžiu, už didžiosios lietuvių kalbos žodyno taip propagavimą, sakyčiau. Nežinau, bet ir tai mano draugės man sako, oi, tu ten tokius retus žodžius vartoji. Na taip, pasakykit, tarkim, aš savo kolegių klausiau, nei viena nežinojo, ką reiškia žodis vaurotas ar vaurotas, net nežinom kaip kirčiuoti, vaurota mergaitė ar vaurota galva, vaurotas vaikas, čia iš barbarų. Čia jau tiesiog kapišonas, ką mes visi vadinam kapišonu, lietuviškai yra vaura. Ir tu negali tiesiog panaudoti žodžio kapišonas, nes jis yra nelietuviškas. O vaura yra lietuviškas kapišono atitikmuo. Čia tai yra labai paprastas dalykas, bet pavyzdžiui, manęs paklausdavo, ką reiškia atsikolė? Tai čia, tai aš žinau. tai va, tokie dalykai, bet vaura tai yra tiesiog paprasčiausias dalykas, parašyk kapišoną ir tau žodynas išmes, kad neteiktina, tas pats Google'as ir pradėsi ieškoti žodynį ir surasi vaura. Kaip yra. O skrodė tai turbūt brydė. Pusę sakinio pacituosiu, išnyra iš nematomos skrodės. Turbūt brydė plačiau tiesiog vartojamas žodis. Ar aš irgi? Aš nežinau, aš manau, kad skrodė yra ten tokia. Bet žodynė aš perskaičiau žodžio reikšmės apibrėžimą ir jis absoliučiai atitiko angliškos reikšmės apibrėžimą. Mes apskritai turbūt vartojam savo kalboje ne tiek daug žodžių, reikėtų jų vartoti daugiau. Ir skaitydami vertimus, iš tiesų tokius vertimus kaip jūsų turtinam ir savo lietuvių kalbą. Juk iš tiesų taip yra, mes turbūt savo greitame gyvenime žodžių vartojam mažiau. Taip, ir labai nuskurdinam. Ir suprantat, kartais užtat taip yra ir pasidaro, kad tu skaitai anglišką tekstą, tu lygtai angliškai supranti tą žodį, bet galvoju, o kaipgi jis bus lietuviškai. Ir tada tu atsiverti žodyną ir žinai, kad tas žodis yra, bet jis jau užmirštas kažkoks, niekieno nebevartojimas. Ir tada tu trauki jį ir džiaugiesi, kad tu jį atradai, tu džiaugiesi, kad tu radai žodį, kaip tą pasakyti lietuviškai, kad tas žodis yra.
bet dėja gerokai primirštas arba net ir užmirštas. Na, daug kas sako, kad lietuvių kalba abstrakčių savokų turi mažiau negu kitos, ypač didžiosios kalbos. Ar nesusidurėte su tokia problema verčiant? Labai susiduriau, užtat aš neverčiu, man labai sunku būtų versti kokius nors filosofinius, iš pradžio aš dar versdavau filosofinius tekstus arba kokius nors, net eseistikoje kartais pasigendi to. Bet aš nežinau, dabar aš jau kažkaip neturiu laiko skaityti filosofinės literatūros vertimus, gal jau dabar lengviau, aš nežinau, net, bet kai reikia su kokiamis abstrakčiomis savokomis, pasidaro labai sunku. Ir nežinai, kaip išbristi. Dar norėjau paklausti apie redaktoriaus vaidmenį jūsų darbe, konkrečiai jūsų vertimuose, nes paėmus bet kurią knygą matai, kad redaktorius ten yra. Ir to redaktoriaus pavardė taip pat yra gana žinoma. Jis gali būti taip pat vertėjas, kolega, bet vis dėlto skaito dar vienas labai akylas žmogus jūsų vertimą. Ar visada jums jo reikia? Jūs juk ir pati esate. Ne, aš noriu pasakyti čia, jeigu galėčiau pačius didžiausius ditirambus išsakyti Dianai Bučiūtei. Nes aš jai esu be galo dėkinga. Ji yra labai talentinga redaktorė, labai jautri ir labai subtili. Ji labai jautri ir labai sąžininga. Ji labai jautriai prieina prie teksto, jį pajunta, tikrai pajunta tekstą, ar ten būtų Faulkneris, ar paskui peršoktų į kokią nors Françoisą Sagan, labai subtiliai jaučia tekstą ir labai subtiliai jaučia visus vertimo riktus. Aš jai esu be galo dėkinga, aš iš jos mokausi. Aš esu iš tų neišėjusi Vagos leidyklos ir praktiškai visi mūsų vertėjai vis tik tai yra išėję Vagos leidyklos redagavimą. Manęs niekas neredagodavo nei iš pradžių, nei paskui, kai aš daugiausia verčiau ir daugiausia mano knygų išėjo nepriklausomybės metais. Tada iš vis kažkaip apsieidavo taupydamos lėšas, leidyklos apsieidavo be vertėjų, nes įsivaizduodavo, kad be redaktorių, kad vertėjas viską žino ir viską moka. Ir mano yra išėję tų vertimų ir aš manau net pirmieji 2 Faulknerio, aš dabar labai norėčiau jos persiredagoti, dabar jau iš Dianos Bučiūtės aukštumų, labai norėčiau persiredagoti tas knygas. Nes redaktorius labai reikalingas, nes vertėjas visų pirma yra labai prisirišęs prie originalo teksto. Jis yra taip prisirišęs, kad jis kartais net nepajunta, kad lietuviškai tas sakinys visiškai skamba nelietuviškai ir pakanka kažkokio mažylyčio pataisymo ir viskas sugula į savo vietas. Ir prasmė nenukenčia. Ir sakinys skamba lietuviškai, gražiai, sklandžiai. Tai bet tokių mano vertimo nesklandumų tais pirmaisiais nepriklausomybės metais, kai knygos išeidavo be redaktoriaus, aš labai norėčiau daug ką perredaguoti. O kita vertus ir pati kalba, kažkaip, aš net nežinau, kita vertus aš tokį turiu prieš akis pavyzdį visiškai neseną, kai dabar išeina jau 3 turbūt leidimas mano Romeno Gary išleisto Aušros pažado. Taip, nuostabi knyga. Ir aš sakau, jeigu aš būčiau turtinga, aš padaryčiau taip, kad iš visų bibliotekų išimčiau 1 leidimą to savo vertimo. Nes aš jau, kai 2 kartą pasižiūrėjau, į 2 leidimą pasižiūrėjau, man jis toks atrodė 1 baisus ir aš to ir dabar nesuprantu. Ten buvo puikus redaktorius Bieliauskas. Pranas Bieliauskas, puikus redaktorius. O pasižiūriu, jau 2 vertime aš rodos tiek pritaisiau. Dabar išėjo 3 vertimas, aš pasižiūrėjau, aš dar daugiau pritaisiau. Ir man taip keista, aš net nesuprantu, ar čia tu pats tobulėjai, ar čia kalba keičiasi, ar ką. Aš nežinau, bet dabar aš norėčiau išnaikinti ir 2 leidimą. Ir dabar palikti tą, kuris knygų mūgiai. Ir tai aš įsivaizduoju, kad jeigu dabar man duotų šviežią galvą vėl paskaityti, aš vėl kažką rašiau. Nes kažkaip, kai labai prisiriši prie originalo teksto, visuomet reikalingas kažkoks tai laiko atstumas. Nors paprastai sakoma, kad kas 50 metų reikia iš naujo versti kūrinį, bet jūs labai sudažninat tą bent jau redagavimą. Aš tai girdėjau, kad kas 30 ir aš manau, kad kas 30 tikrai taip, bet aš apie savo kalbų vertimus, aš nežinau, kaip būtų kiti. Ką versite po Duras, ar dar tai tolimi tik tai planai? Aš nežinau, aš norėčiau dar versti Faulknerį. Jeigu leidykloms pasirodytų, kad tai yra knyga, dabargi visi žiūri finansinės sėkmės ir finansinių galimybių. Jeigu finansinės galimybės leidykloms leistų Faulknerį, aš norėčiau versti dar Faulknerį. Labai jums ačiū už jūsų laiką ir už knygas nuostabias. Ačiū. Ačiū jums viso.
Girdėjote pokalbį su 2013 metų vertėjo krėslo laureate Violeta Tauragienė.